Tikiuosi, kad skrisiu į Veneciją, bet pasižiūrim. Iš Rygos į Kopenhagą. O ne. Žiūrėkim, kiek truks mano kelionė. Okay, rašo 1:25 minutės. Gerai, čia niekur aš nevažiuosiu. Tikrai nei į Kopenhagą ir nei į Rygą. Man nepatinka tenais. Lygas toks, kad aš dabar 1:25 minutės mokysiuos žiauriai intensyviai, taip kad važiuojam. Mums visiems aišku, kad mokysimės lovai. Tai darau tokius mokymus intensyvus visada pasiruošiu mokymosi planą, tai lemšiau įvairiais. Pirma, nors ir labai neįdomu, bet perskaitu konspektus. Antras dalykas, įsijungiu Astrą, spaudžiu pasiruošimas testui. Susikeliu visą info. Susikeliu savo temas, kaip ir sakiau, visas, pasikeičiu, jeigu kažką reikia ir realiai pradedu mokytis ties pirmą temą. Šį kartą pasirinkau pradėti nuo testo. Tam užtrukau 20 minučių. Tada jau, kai jaučiuosi biški labiau protingesnė, darau true or false kortelės. Dabar mokysiuos pačią man įdomiausią dalį, tai yra socialinių tinklų marketingą ir pasirinksiu mokymosi korteles. Žodžiu, flashcardus, nes man čia jau sunkiausia dalis. Juos naudoju jau realiai pasitikrinimui. Tiesiog pasiklausysiu podcast'o. Influencerių. Kartais atrodo, kad jie yra visur. Čia jau ilsiuosi. Nu ką, jau galima ir atsistoti iš lovytės, nes 1,5 valandėlės jau prabėgo, va tai va. Pasikalbėkim komentaruose, kokie yra jūsų intensyvo studijavimo metodai. Čiau.